kai rašiausi šitai temai, galvojau apie daugybę tikrai tokių skaudžių nesutarumo pavyzdžių, kurios teko liudyti ir savo pačios artimoje aplinkoje, ir iš klientų klausant istorijų, kad dažnas yra skausmas, kad su kažkuo nesutariu. Tas noras sutarti, kai nepavyksta, yra kartu ir nesėkmės skausmas. Ir tas skausmas, man atrodo, ir daro šitą temą tokią aktualią. Labas visiems. Čia Karolis Vyšniauskas. Jūs klausotės Naro podcast'o. Šiandien tęsime psichologinių pokalbių seriją, kurią rengia mūsų naujos kolegės Jonė Piekuraitė Tudienė ir Laura Riaubaitė Pinsar. Šiandienos jų tema skamba taip. Kodėl nebūtina sutarti? Naro epizoduose Laura su Jonė kalbasi apie santykius ir ankstesni pokalbiai, pavyzdžiui, apie vaikų turėjimą ar neturėjimą, arba apie pinigus poroje buvo būtent apie porų santykius. Šiandienos tema iš esmės kalba apie žmonių santykius, nebūtinai žmonės, kurie yra poroje. Ir tema, kurią šiandien tyrinės, vadinasi sutarumas. Ir ką tai praktiškai reiškia, labai taikliai aprašė pačios Laura ir Jonė. Leiskite jas pacituoti. Atrodytų sutarti visada gerai. Tai ramybė, darnūs santykiai, gebėjimas prisitaikyti. Tačiau kartais už šios ramybės slepiasi nebylus nuovargis. Noras visada sutarti tampa būdu išvengti įtampos ir užduotimi išsaugoti santykį bet kokią kainą. Tik vėliau paaiškėja, kad ta kaina esu aš pats. Šiame epizode Laura ir Jonė kalba apie sutarumą kaip apie vieną gražiausių ir kartu klastingiausių žmogaus bruožų. Kada noras sutarti kuria artumą, o kada pamažu virsta savęs išdavystė. Kodėl kai kurie žmonės taip trokšta būti mėgstami, kad praranda kontūrus. Ir kodėl kiti atrodo visada pasiruošę ginčytis, nors iš tiesų tiesiog ieško, kas juos išgirstų. Priminsiu, kad Jonė ir Laura galite sutikti Vilniuje, klinikoje Gali būti. Jos ten konsultuoja klientus, Laura yra klinikos bendraįkūrėja. Laura taip pat 7 metus yra jaunimo linijos savanorių mokytoja. Jonė tiek pat metų praleido kaip vaikų linijos savanorė ir savanorių mokytoja. Tiek informacijos pradžiai, einam į studiją. Gero klausimo. Tai sutarumas. Taip, šiandien sutarumas. Kai sutarėm šią temą, kalbėti pavadinom ją sutarumas. Man dabar jau norisi įdėti į tos kliaustelius ne sutarumas, kad abi dalis. Bet iš pirmo žvilgsnio atrodo toks pozityviai nuteikiantis žodis. Turi tokį nešantį savyje sutarumą, sutarėme kažkaip. Viskas gražu ir atrodo, apie ką čia daugiau bekalbėti. Ir svarbi vieta, į kurią verta atkreipti dėmesį, yra, kad sutarumas padeda kurti artimą ryšį ir kartais gali tapti tokia savęs išdavystė. Kad būtent tuomet, kai visas sutarumas yra prisitaikančioje sąskaita. Tai tikrai žinau žmonių, kurie turi nuostatą, kad ten, pavyzdžiui, sakyti savo ribas, ar ten kažkaip brėžti, rodyti savo įvairius ten kampus yra vaikiškai ir užgaidu. Ir, jie sako, kad tarsi jeigu ribų nestatome, tai esame komanda. Tokie paminantis asmeniškumą iš esmės dėl bendro tikslo. Ir kai nėra konfliktų, būtent ir tas gaunasi iš to, kad aš nerodau čia savo ribų, savo pretenzijų, savo užgaidų. Tai tarsi jie pasakoja, kad toks pasaulis turėtų atrodyti labai darnus, labai sutarus, kuriame prisitaikome. Ir ribos dažnai apskritai siejamos yra su tokia globa, jų nebuvimas, ar ne? Tėvai prisiema kažkaip save susiturėti, kad išbūti su vaikais. Ir būtent tas aukštas labai sutarumas yra apie tokią nuolatinę kitų globą, man atrodo. Tokią aš vis susimažinu tam, kad mes visi sutartume. Tai toks pirmapradis, atrodo, noras yra sutarti. Tik tais, kad sunkumas kyla turbūt tame,
kai ne visi taip gyvena. Atrodo, sutarti, tai tarsi siekti malonumo, nes malonu sutarti, gera sutarti, bet yra ir kita sutarumo pusė. Kaip tu sakai, kad atrodo, kad būtų labai tokia tarsi gėrio kupina visuomenė, jeigu visi sutartų, bet vis tiek kirba klausimas, ar būtų visi laimingi? Vat taip, tas klausimas yra, ar būtų visi laimingi, bet turbūt jau dabar ne visi laimingi, nes visi visų tikrai neužsiema čia globoti ir tie, kurie imasi taikstytis, tai ta liūto dalis tokia aukojimosi tenka jiems. Ir gaunas, kad visa ta poreikių, jeigu aš užsiemu tą aukšto sutarumo, itin aukšto sutarumo poziciją, tai visa ta poreikių jūra, jinai į mane. Aš tokia kaip uola, tekškitės į mane ir aš atlaikysiu visus, toks herojiškumas net tarsi galėtų būti. Kad aš galiu viską atlaikyti. Aišku, čia gali šalia atsirasti tokios aukos, kažkokio nepasitenkinimo, negalėjimo pasikliauti, kaltinimo. Bet, kai ribų nėra, tai ta bendrystė gaunasi mano ribų, kurių niekas nežino sąskaitą. Tai kažkuria prasme yra rizika itin aukštame sutaramume paneigti save kaip svarbų žmogų. Tokiu savimi nepasirūpinimu. Tu paminėjai, žinai, mano ribas, kurių niekas nemato ir jų neįmanoma matyti, kol neiškomunikuoju jų. Jos tarp mūsų visų yra labai labai skirtingos, nors dažnai mes turim lūkestį, kad kitas kažkaip suprasgi, kad taip negalima, arba kad ašgi norėčiau taip ar anaip, akivaizdu. Ir aš tą jausmą net ir savyje apčiuopiu, kad būna, taigi akivaizdu, bet šiaip tai neakivaizdu. Taip, ir ribos reikalingos tam, kad būčiau matomas, kad matytų mano formą kažkaip. Nes alternatyva yra tapti terpę, pavojus terpę kitiems būti. Tokiu koridoriumi, pereinama erdvė. Ir tikrai, kai kuriems atrodo, kad jeigu aš rodysiu ten savo kampus, savo sienas, tai būsiu nesutarus. Žmonės mane, net kai kurie sako, bjaurus. Tai jie taip išsineša, paaiškiai, tai reiškia, turi būti bjauresniu. Taip. Kad tas rodytis. Taip. Ir vienoje konsultacijoje priėjome tokio įdomaus simboliškos idėjos apie narcistiškumą, kad tas narcistiškumas yra dažnai, su daug labai kampų, labai sienų, žvaigždės formos. Tai jo. Bet jeigu taip apie tokį itin didelį sutarumą. Taip. Aš dabar, pagalvojau, ką tu kalbi, pasakoji apie tą sutarumą iš tokios prizmės kaip herojiškumo šiek tiek, ne? Bet pagalvojau, kad šiaip tai būna ir provokuoja nepasitenkinimą iš aplinkos. Nežinau, man pavyzdys sukasi toksai galvoj, kai būna, turbūt irgi čia, karts nuo karto mes visi papuolame tą būvį, kai sakom, man viskas tinka. Kur einam ten papietauti, man viskas tinka. Arba ten, kur einam pasivaikščiot, man gerai bet kur. Tai čia galima, analizuoti, kad būna tokių būsenų, kai atrodo spręsti, dabar man per daug sudėtinga ir aš prisiderinsiu prie to, ką kitas pasiūlys. Bet yra žmonių, kurie tarsi dažnai yra tokiam būvyje, tokiam, su kuo susidurti sunku, kur žmogui viskas tinka, tai kaip čia su juo net susidurti, su jo riba, Ir tas gali, man atrodo, net provokuoti susierzinimą tokį, kaip tau gali viskas tikti ir kaip tu gali viską mėgti ir viskas tau patikti, kažkokio tokio sudirgimo. Kad tai ne tik herojiškumas kažkoks gali būti, bet ir kitam žmogui tai gali būti irzulį kelianti savybė. Tuo pačiu. Tokį net. Kad sunku ir artumą sukurti. Taip, nors, kaip keista taip sakyti, atrodo, sutarumas turėtų didinti artumą, bet tuo pačiu, su kuo tada aš esu artimas, jeigu jo ribos yra tokios išblukusios. Tai aš esu jau arti to žmogaus, ar dar nesu arti, toks klausimas kyla.
O man atrodo dar, kad yra šitas, jeigu aš esu labai stipriai aukšto sutariamumo, žodžiu, tai aš tikiuosi, kad aš ir sutarsiu su visais. Taip. Kad mane mėgs, žodžiu. Ir čia yra, man atrodo, toksai pirminis suvokimas, kuris atsiranda, kai aš mėginu būti aukšto sutariamumo, prisitaikyti, man visur tinka. Ir žiūriu, kad tie, kurie ten jau susipykę buvo, jie daug artimesni. Taip. Kaip čia jie suartėjo tą per pyktį? O pykdami jie pasirodė savo ten kažkokį požiūrio kampą. Taip susipažino net vien su kitu besipykdant. Jie gal net ir nebendrauja, bet susitinka, susimirksi. Jie vis tiek turi kažkokį tokį ryšį, net pyktis pats jisai kuria ryšį. Taip. Nes konfliktas vis tiek jis labai turi tą neigiamą atspalvį. Mes retai kada jį matome ir jome išbūname kaip tokiam auginančiam procese. Ir bijom, kad konfliktas gali būti griaunantis, destruktyvus. Bet vat, kaip tu pasakoji istoriją, tai tikrai taip apčiuopiu savyje, kad irgi yra ne vienas atvejis, kada konfliktas išeina į tokį tikrai daug didesnį artumą. Aiškumą kito žmogaus, tų ribų, jautimą, žinojimą, kaip aš galiu būti šalia, gal ne tiek, kaip aš galiu būti šalia, bet geresnį supratimą, kaip mums kartu būti, kad abiem būtų pakankamai gera. Taip, gal svarbu net sakyti pakankamai gera, nes man atrodo, kad to pakanka santykiui. Kad būtų pakankamai gera, nes jeigu kažkuriam bus žiauriai čia viskas gerai, tai aš manau, kad kito sąskaita gali būti tas žiauriai viskas gerai. Kažkurio prisitaika, kelia įtarumą. Mes ir terapijai turim šitą, kad jeigu su klientu nekyla jokių jausmų ar kažkokio gal nesusidūrimo, tai tas kelia įtarimą, sakom, ar ne? Taip. Kad, koks čia santykis, ypač jeigu tai yra ilgalaikė terapija, koks čia santykis, kai jame nėra susidūrimo, ar kiek jis iš vis nuoširdus yra? Taip. Ir man atrodo, tu užkabinai vieną iš tokių šitos temos aktualumo pavyzdžių, dėl ko yra tas aktualumas toksai, būtent sutarumo, nes kai rašiausi šitai temai, galvojau apie daugybę tikrai tokių skaudžių nesutarumo pavyzdžių, kurias teko liudyti ir savo pačios artimoje aplinkoje, ir iš klientų klausant istorijų, kad dažnas yra skausmas, kad su kažkuo nesutariu. Tas noras sutarti, kai nepavyksta, yra kartu ir nesėkmės skausmas, kai nesutariame. Ir tas skausmas, man atrodo, ir daro šitą temą tokią aktualią. Taip. Ir mes čia su tavim kalbam apie tai, kad iš to žmogaus perspektyvos, kuris labai nori sutarti. Taip, dabar. Jo, dabar kalbam per šitą prizmę. Ir kad man irgi pirminis turbūt šitos temos įdomumas ir skausmingumas ateina per šitą prizmę, bet tu ir buvai, man atrodo, tas žmogus, kuris kažkada man paminėjo, tai kaip skausminga šiaip yra būti tam žmogui, kuris nesutarė, kuris yra dažnuose nesutarimuose su kitais žmonėm. Ir turi žemą sutariamumą, kaip mes čia turbūt sakytumėm. Taip, kad jis irgi turi savoją kančią, bet dabar mes turbūt daugiau apie tą aukštą sutariamumą kalbam. O kaip tu manai, kokie gali psichologiniai mechanizmai slypėti iš tokio stipraus noro sutarti su visais, gal motyvacija kokia, žinai, to tokio, iš kokio poreikio žmogus į tą tokį labai aukštą sutarimumą gali ateiti? Man atrodo, pats žmogus čia turbūt geriausiai galėtų atsakyti, apie ką jam yra siekis sutarti, bet galima spėlioti ir taip turbūt svarstyti ir gal kažkokią savo patirtis, turint ir klientų patirtis, girdint, kad turbūt vienas iš variantų, viena iš situacijų yra tada, kada žmogus vengia patirti ir būti konflikte, bijo kažkokio atstūmimo ir tas, galvoju, pats konflikto vengimas, turbūt mums kiekvienam pasakius žodį konfliktas gali kilti kažkoks, man, pavyzdžiui, asmeniškai kyla vizualinis, vaizdas mano galvoje kyla, kas tas konfliktas, žinai. Ir vienam žmogui gali būti, kad, tai kažkoks susiginčijimas,
Gali būti ten poros dienų nekalbėjimas, kitam žmogui gali būti tai vaizdinys, lėkščių daužimas, trečiam žmogui gali būti iš viso nesutarimas, konfliktas yra tiesiog tyla, trečiam žmogui tai dar kitas vaizdinys, dar kitaip atrodo konfliktas, bet man atrodo, tas vaizdinys gali būti atėjęs ir iš mūsų ankstyvų patirčių ir man atrodo, ypatingai jeigu tas konflikto patyrimas yra labai toks destruktyvus, tai tikrai labai baisu išgyventi konfliktą dabartyje. Nes viduje aš nešuosi tą jausmą, kaip yra baisu būti konflikte, kaip yra grėsminga jame būti, kad po to gali nelikti nieko. Ir tada aš galiu tikrai labai, labai vengti bet kokios sankirtos. Bet dar kita mintis man ateina galvojant apie tą didelį polinkį į kompromisus, sutarti. Tai yra, kad tik atskirume ir nesutarime aš geriausiai patiriu paties savo, kaip mes kalbėjom prieš tai, formas. Patį save geriausiai matau, suprantu ir pažįstu skirtume su kitu. O tai, man atrodo, gali reikalauti ir drąsos susidurti su savimi ir savo visais kampais ir savo visom kertelėm. Ir tuo pačiu susidurti, kaip aš būnu konflikte, koks aš esu žmogus, kuris yra nesutarime su kitu. Ir tas irgi gali būti toks nebūtinai malonus patyrimas arba irgi toks nejaukus ir nedrąsu galbūt. Ir tada susiliejant su kitu, sutariant, sakant, kad man viskas tinka, ar ten, aš tarsi ištirpstu. Taip, ką minėjau apie tą terpę. Kaip tau atrodo? Jo, aš galvoju, mane užkabino ta vieta, kai tu sakei apie tas traumuojančius pirmuosius kažkokius patirtis, agresyvius konfliktus, kad tada su pirmaisiais konfliktais ir išmokstame dažniausiai, kaip tie konfliktai ko gero atrodo, susidarom tokį pirmąjį įspūdį. Ir man atrodo, kad net jeigu užaugus grėsmė nebėra, tokia ten didelė, kaip anksčiau galėjo būti, ta reakcija yra ir ją mokintis keisti irgi yra labai didelis darbas. Kaip jaustis saugiau konfliktuoti, nes ta vaikystė išmokta strategija, jinai kaip automatinė plokštelė vis pasileidžia. Tai šitas, galvoju, tai tikrai pritariu prie šito. Kitas, man atrodo, apie tokią savivertės jausmą, žemą savivertės jausmą ir priklausomą nuo kitų nuomonės. Tai turbūt kai jaučiuosi, kad kiti žino geriau, kiti yra vertesni, tada natūrali strategija yra prisitaikyti, pasimokyti iš jų. Toks perdėtas mandagumas savo sąskaitą gaunasi. Kita vertus, man atrodo, kad kai kitų nuomonė tokia svarbi, ta kritika suvokiama kaip grėsmė kažkokia asmenybei, tokio įtikėjimo savo įvaizdžio, nes tas įvaizdis labai stipriai priklausomas nuo to, kokiu aš gaunu grįžtamą į ryšį. Tai tas sutarumas kažkuria prasme gali būti kaip strategija gerai apie save galvoti. Jeigu aš aukštame sutarume, tai ko gero žmonės mane mėgsta, tai reiškia, su manim viskas tvarkoj. Šitas, man atrodo, turi tokį tarpusavę glaudų sąryšį. Įdomu, nes kažkaip norėtųsi paminėti, kažkaip noriu sakyti vėl, nežinau, ar šiandien tą minėjau, bet saviapgaulės žodį, kad sukasi man dabar prisiminimas, aš detaliai nepasakosiu viso konteksto, bet aš pati buvau tokiam darbiniam susitikime, kurio metu aš išdrįsau paprieštarauti bendrai kolektyvo nuomoniai. Suprantu, kad būtų įdomiau ten detaliau, kad papasakočiau, bet kažkaip čia sustosiu. Ir tada pajaučiau, kad kaip baisu, kaip neramu, kaip čia dabar tai bus priimta, bet tuo pačiu ir kažkokį stuburą pajaučiau savo. Ir čia man irgi su savivertė siejasi, kad tada, nors ir gali būti labai neramu, nedrąsu, bet nesutarimas
nes aš ir nebuvau, man nebuvo paplekšnota per petį, bet nepaisant to, aš vis tiek išėjau su stuburo jausmu, kažkokio tokio vidiniu tvirtumu, kas man siejasi labai su savivertė, tokiu pasitikėjimu savim, kad aš jau galiu atsiskirti, galiu būti atskiras ir išlikti ir išbūti visą tai. Nes kai tu pasakoji, tai tada, tas yra momentas, kad priklausimas nuo kito nuomonės, mano savivertė priklauso nuo kito žmogaus. Ir tai yra labai, nežinau, kiek va čia ta saviapgaulė, teisingas žodis, kurį vadinau, bet gal net dabar artimiau būtų, kad tai yra pavojinga labai priklausyti nuo kito kritikos, nuo kito žodžio. Taip. Tavo pavyzdys, man atrodo, atsako į tokį klausimą, kada tas sutarumas aukštas tampa savęs išdavystė. Tai tavo pavyzdys toksai anti, ar ne, ne savęs išdavystė, bet jisai kažkiek prisideda prie to, nes ko gero ta savęs išdavystė ar tokia žala prasideda tada, kai žmogus nebegali išreikšti savo poreikių, prisitaiko ir jaučia, kad daro, ko nenori, persistengia taip taikstydamasis, galima sakyti. Jeigu pradeda slopinti emocijas, pavyzdžiui, pyktį, diskomfortą, toks atsiranda fasadas, veidas, kaip aš reaguoju, ir vidus, kuris verda. Paprastai žmonės pasakoja, kad vėliau ateina, pavyzdžiui, naktį pabunda, ten, žinai, po visų tų įvykių negalėjo išreikšti, ten kokią 4 ryto. Pabunda ir tada suvokia, ką jautė. Taip įtiki, žinai, tą front versiją. Tai kai kaupėsi tas toks vidinė įtampa. Ir finale, toks savęs nustumimas, man atrodo, turi riziką virsti tokia savimi nusivylimo, kad savęs neapgyniau, kad savimi nepasirūpinau iš esmės. Ir, tokia agresija kažkokia, kad menkinimu savęs. Nerimų įsivaizduoju, kad, tiesą pasakius, kai tu dabar kalbėš, įsivaizduoju, kad gali būti net ir įvairiausių tokių patyrimų, net kažkokio, atrodo, nori sakyti, simptomų, kai žmonės ieško, nesupranta kodėl, pavyzdžiui, nežinau, nemiga, kažkoks didelis neaiškus nerimas, ir aš nesuprantu, apie ką tai yra. Beje, kai tu kalbi, gal kažkam yra ir girdėtas kognityvinio disonanso toks terminas, kad tai, kaip aš gyvenu, skiriasi nuo to, kaip aš viduje jaučiuosi arba kuo tikiu. Ir tada kaip visą tai ištalpint man savyje, žinai, kad tai prieštarauja. Tai tikrai kažkokį pavydalą tas turi gauti. Ir čia yra apie autentiškumą tokį klausimą, toks skambus žodis, atrodo čia apie ką. Bet čia ir yra, kad viduje jaučiuosi galbūt vienaip, o reaguoju kitaip. Ir tam, kad susivienodinti, tikrai tokio, atrodo, atsiranda bėgimo net kartais jausmas. Nenorint pasitikti tą jausmą, stengiantis išvengti. Taip, čia priklauso, kiek ilgai ir kaip stipriai save įtikiname tą realybę, kad jo, čia viskas okei, tarsi. Tai čia ne autentiškumo. Taip, jo, čia prieš autentiškumą. Taip, ir kai apie autentiškumą kalbant, tai aš galvoju apie tą egzistencinę tokią perspektyvą. Taip. Man atrodo, kad čia labai labai tinka tas susitaikymas kaip ir prisitaikymas galbūt. Aukštas sutariamumas kaip ir prisitaikymo forma. Kad mes egzistencinė terapija vis tiek kalbam apie tai, kad ten žmogus, kaip ir pasaulis, yra procesualus, nuolat besikeičiantis. Atsinaujinam ten kiekvieną kartą sužinoja kažką apie save, apie kitą naują. Ir tas procesualumas. Žmogus nuolat kisme, mėgina su savim kažkokią ten surasti ryšį vis naujų, buvusių ir ten būsimų. Ir tas toksai savasties pajutimas nėra baigtinis procesas gaunasi. Toks veiksmažodis. Ir tas gyvenimas veiksmažodžiai, prasminant ten kūrybiškai savo visą būtį, gali tapti per sunkus. Ir žmogus visuomet ten susiduria su galimybė, ar ne, ten rinktis, mes ir esame jau apie tai kalbėję ir su tavim, rinktis ir gyvenime, kadangi neįmanoma pasirinkti visų galimybių, neišvengdamai rinkdamasi vieną atmetame kitą. Ir taip žmogų gali apsilankyti toks egzistencinis nerimas iš to neįmanomybės pasirinkti viską dėl pasirenkamų ir atmetamų sprendimų. Ir tas kelia tokią įtampą.
Ir būtent va ta įtampa, man atrodo, yra tas taškas, kai nemaža dalis pasirenka apleisti tą savo autentiškumą. Pasirinkti kelią, padiktuotą galbūt kažkur arti, pasufleruotą aplinkos, kažką, kur mačiau, galbūt kažką, ką ten artimieji siūlo ar draugai daro. Ir čia yra ta vieta, turbūt, kur galime taip susviruoti ir net laikyti tos įtampos ir nuspręsti rinktis tiesiog pasufleruotą aplinkos būdą buvimo. Taip. Tai galima sakyti, kad ta našta tokia gyventi, tokį pilną kraują gyvenimą tampa per sunki. Ir aš net nemanau, kad čia sąmoningai šiaip šitas pasirinkimas yra daromas. Gal kai kurių sąmoningai, bet tikrai iš dalies sąmoningai, iš dalies ir nesąmoningai, taip nukrypimas kažkoks į šalį gali atsirasti. Man tavęs klausantis kyla klausimas, o tai kodėl taip sunku gyventi savo gyvenimą? Kodėl taip sunku būti autentišku? Aš tai kažkaip atsakau savo apie tą pasirinkimo atsakomybę, kuris užslegia. Dėl to, kad neišeina susitaikyti su pasirinkimais, kuriuos atmetame neišvengiamai. Ir tada to tokia užuovėja nuo pasirinkimų atsakomybės, būtent tampa tokio savojo kelio kažkoks atsisakymas, prisitaikymas, renkantis tai, ką renkasi aplinkiniai. Ir taip mėginant išvengti kažkokios įtampos, iš tiesų norisi išvengti būtent tos savęs versijos, kuri tą įtampą ir sukūrė. Autentiška. Autentiška ta būtis. Man tai dar yra stipriai apie tai, gal nėra, kad kažkaip kitaip labai nuo to, kad tu sakai, bet yra apie tai, kad, aš prieš tai kalbėjau, gyventi savo gyvenimą taip, kaip aš suprantu ir aš noriu, reiškia daug tokio tikresnio būvio, toks aš esu tikrai, aš toks, koks aš esu. Ir tame yra tokio, ir atrodo, patrauklumo ir įdomumo, bet ir tokio, oh my god, tai čia, tai kaip čia aš būsiu tam pasauly priimtas, toks, koks aš esu. Jau čia aš jau nebesislepiu, čia man mama taip sakė daryti, ar čia taip daro žmonės, todėl taip darau, o čia aš turiu pasakyti, čia aš taip pasirinkau. Aha, tai čia tu. Užsimti erdvę tarsi, ar ne? Taip. Pasistatyti sceną, ant jos užlipti ir sakyti, aš dabar čia stovėsiu. Taip. Ir štai kaip aš esu. Taip. Tada vieni pradės mėtyti, kažką kiti sakys, wow, jei, bet, žinai, tą iš atlaikyti ir suprasti, kad tai yra, reakcija į mane, o ne į kažką kito. Yra gąsdinanti. Ir tada, man atrodo, gal ir suprantama, kodėl tas prisitaikymas, bėgimas nuo to autentiško kažkokio pasirinkimo tampa toks patraukliai išeitim. Su atsakomybė, nuo atsakomybės gal labiau rinktis, atlikti tą tokį sprendimą. Bet aš to pačiu kažkaip, žinai, vis tiek noriu tikėti ir tikiu, kad atsitraukimas nėra tokia vienintelė išeitis, kad su ta įtampa yra įmanoma susidurti ir dalis žmonių tikrai susiduria. Ir man atrodo, kad tą susidūrimą gali palengvinti prasmės jausmas, prasmė iš principo. Kad kartais galim taip logiškai suprasti prasmę, pagal vertybės, kurias ten priskiriame dalykams, bet kartais jinai tokia virš suvokimo ribų. Ir tam reikia tikėti, kad prasminga, tokie. Prasminga būti savimi, kaip čia taip grubiai tariant, ar kaip? Labiau aš gal lieku prie tos įtampos kol kas, kad tikėjimas, kad yra vertinga susidurti su tuo kylančiu nerimu dėl įvairių, pavyzdžiui, sprendimų. Ir ta įtampa, verta su ja susidurti. Ir tikėjimas, kad kas nors iš to gero išeis. Kad kažkas iš to išeis. Ir tas toks tikėjimas iš esmės vertingumu susidūrimo. Vertingumu to darbo, kurį reikia įdėti. Ir manau, toks tikėjimas padeda pasirinkti, nebėgti, išlikti ryšyje su to savo pasirinkimu. Išlikti, kaip čia pasakyti, autentišku, bet ryšyje su kitu?
Turiu pasakyti, kad pasimečiau apie kitą, nes aš labiau apie santykius ir ryšį su savimi. O ką tu turi minty? Aš bandau suprasti, apie prasmę, kurią tu sakai, dabar aš bandžiau suprasti, kad... Net tai sakyk, nes gal ir neaiškiai pasakiau. Gal tu gali pakartoti, jo. Aš jaučiu, kad po mano klausimo apie tai... Tikėjimą. Apie prasmę. Aha, jo. Aš jaučiau pametus kitą dalį tavo. Ai, okei. Aš kažkaip pasakoju apie tą įtampą, ar nerenkantis. Taip. Ir kad tarsi tikėjimas pati prasmė gali padėti susidurti su tą įtampą, nebėgti, nesirinkti kažkokio pasufleruoto iš aplinkos sprendimo. Tai tokia mano mintis buvo. Taip. Tu sakai, kad tikėti, kad kažkas iš to gero išeis. Toks, žinai, kažkokia prasme atrodo rizikingas, reikia mėgti rizikuoti, žinai, kad kažkas iš to išeis. O jeigu neišeis, bet bent jau būsiu tikras prieš save. Tokia galėtų būti mintis, ar ne? Kad išbuvau tą. Nes kai kuriem tikrai labai labai sudėtinga, kyla daugybė pasirinkimų, daugybė apmąstymo, tai čia nežinau, ten įvairiausiose klausimuose. Ten kokį tekstą kažkur ten įdėti, kokią nuotrauką kelti, ten ką rengtis kai kuriem, ten iki tokių visiškai primityvių dalykų, ten žinai. Nebūtinai tai turi būti kokius namus pirkti, kažkokie dideli ar ten daug kainuojantys sprendimai. Tai man atrodo, kad tas pasirinkimas nuolatos įvyksta. Taip. Tai apie šitai. Jo, dabar per pavyzdžius aiškiau. Galvoju, kad gal vertėtų dar ir pakalbėti apie patį sutarumą kaip po konceptą. Nebent dar nori kažką dadėti prie to aukštojo. Dar gal galvoju, kiek čia bus į temą, ką dabar pasakysiu, bet kaip tu sakai, sprendimą priimti, ne, ten, ką rengtis ar kaip būti. Ir galvoju, kad man su tuo siejasi idėja, kad yra kažkoks teisingas būvis, teisinga tiesa, kad kiti gal geriau žino. Sprendimas, jo, arba... tai man atrodo dar tas... šitame visame reiškinyje sutarumo ir nesutarumo yra, man atrodo, tas veiksnys apie tiesą. Ar mano tiesa, ar kito tiesa teisinga. Tipo, kabutėse, žinai. Ir man atrodo, kad viena iš tokių pinklių, kurią mes papuolam, kad nėra šiaip absoliučios tiesos, yra tik mano tiesa. Ir jeigu aš bandau atitikti kito tiesą arba kažkokią absoliučią tiesą, teisingumą. Bandyti išrasti. Taip. Tame labai daug tos įtampos ir frustracijos, nes vienam ten tiks, kitam netiks. Kiekvienas tai pagal savo kompasą mes žiūrim. Bet čia galvoju, gal dar tas absoliučios tiesos teisingumo gal vėliau atras savo vietą, bet man yra čia tokia dar tema ir apie tai. Galvoju, kad tokios tiesos erdvė yra darbo aplinka, tokios, kur yra kažkokios taisyklės, normos, pareigos, Tai dar jeigu liekant prie to aukšto sutariamumo, kaip tu pati jauti, būti tokia švelniu, labai stipriai sutariu, šiuolaikinėme pasaulyje, kur tarsi tenka būti produktyviu, kažkaip kažką pasiekti. Kaip čia stiprybė, silpnumas, kaip tau tas Man švelnumas atrodo, kad aš galvoju, kad jisai gali būti ir nesutarume. Bet tai, ką tu kalbi, žinai, klausi apie tą šiuolaikiniam pasaulyje, tai kažkur aš ir skaičiau, kad net, čia jau tokie tarsi tyrimai ir neobjektyvų, moksliniai, kad moterys yra labiau linkusios būti aukšto sutarumo ir kad aukšto sutarumo turintiems žmonėm yra sunkiau pakovoti už aukštesnį atlyginimą ir jie nukenčia dėl to.
mažiau, tarsi, mažiau uždirba, nes nedrįsta pakovoti už save, nesgi gali vykti nesutarimas, žinai, kad man tai atrodo tiek, o tau atrodo tiek, tu turėtum gauti. Taip. Tai turbūt tame naujajame amžiuje, kur lėkti, bėgti, dirbti, daryti, kovoti ir tokio biški kartais atrodo, gal net čia gal tokiam verslo pasaulyje, įsivaizduoju, tai gali būti sunku būti. Sunku. Gal iš tikrųjų nuo konteksto priklauso, kokiam kontekste aš esu. O kaip tau atrodo? Taip, iš pirmo žvilgsnio, ar ne, tai atrodo, turėtų tai baisiai neliesti kažkaip darbo. Šiaip tą, kad tu paminėjai, aš irgi skaičiau apie tą, kad sunkiau sutariem žmonėm prašyti atlygio, kad jie tikėtina mažiau uždirba, nes reiks už save pakovoti. Bet taip grįžtant prie to, ką aš galvoju dar tavęs beklausydama, kad iš principo tai atrodo, pareigos, atsakomybės rezultatai, KPIs, žodžiu, viskas nustatyta. Bet tikraigi ofise vyksta tie santykiai ir klientai tikrai patiria įvairių sunkumų darbe. Ir aš pastebiu, kad sutariem žmonėm dažnai iššūkių kelia būtent tie tokie charizmatiški žmonės, tokie žmonės, kuriuos atrodo visi mėgsta, jie dažnai vadina jos šoumenais. Kad atrodo, ir dažnai kalba apie tai, kad atrodo, jog jos susimėgsta. Ir taip tyliai tarsi vis priduria, kad, bet dažnai tenka taisyti jo klaidas, ten dirbti už, žinai. Ir kaip taisyklė, tie žmonės, kurie aukšto starumo žmonėm kelia sunkumų, tai moka tokį kurti šilumą, žino, kada pasakyti komplimentą, kada nusišypsoti, parodyti dėmesį. Ir kartais galbūt taip moka ir mažiau dirbti. Ir kai kitiems patinka, atrodo visa komanda lyg kartais nebyliai, gal ne visi, bet tiesiog žmonės, kurie aukšto, pradeda dirbti už tą žmogų. Tyliai, be pretenzijų, lyg palaikyti tą tokį mėgiamumą kažkaip. Arba ten vadovai net nebevadovauja, o saugo, kad tas žmogus išliktų mėgiamas. Tai man atrodo, kad ypač jeigu komandos nariui sunku pasakyti, kad čia šiaip tai tavo darbas ir gal tu padaryk. Tai itin mėgiamam žmogui, aukšto sutarumo žmogui yra sunku pasakyti grįžtamą į ryšį ir kažkaip už jį ten nedangstyti. Nes kaip žmonės pasakoja, tas žmogus, pavyzdžiui, užsiema tokį šou, ten mažiau savo tiesioginį darbą, ir tenka kažkaip už jį. Tai, čia tokia, atrodo, vieta, kur mokytis galima. Kaip pasakyti, kaip nedaryti už, ar ne ten, kad nebūti išnaudojimam, nes tai, kad tu sakai, yra apie atlygį, ar ne, ar galiu pakovoti už save dėl atlygio, bet ar galiu pakovoti už save, kad nereiktų viršvalandžius dirbti. Už kitus, pavyzdžiui, kas nebūtinai net mano atsakomybėse. Ir tikrai ir draugų kompanijai turiu žmonių, kurie pasakoja, kad, čia paprašė padaryti, tai darau. Ir net matau, kaip, pavyzdžiui, keičiasi tie žmonės, nes vis tiek jau draugystės ilgos, kaip jau ateina ir piktinas, jau piktinas, jau ne apie tai, kad padarysiu, o jau piktinas. Ir tai irgi keičiasi per laiką, turbūt yra kažkokia riba, kiek galima užsileisti, nežinau. Aš tai, žinok, dabar jau skraidžioju mintyse apie mokyklą. Kai tu pasakoji dabar apie kolegas, tai aš taip matau tiesiog klasę, matau kelis klasiokus, kurie tikrai labai charizmatiški, moka kurti ryšį su mokytoja, žinai, mokytoja šypsosi, moka pasakyti komplimentą mokytojai. Žinai, kažkokius ten konfliktinės situacijas suvaldyti, tokie labai faini mokiniai. Ir galvoju, jie daug daugiau dėmesio gauna negu tas mokinys, kuris tyliai ramiai, bet labai gerai mokosi. Aišku, čia gal priklauso ir nuo mokytojos, ir nuo šiaip, žinai, ten viso konteksto, ir nuo visko. Ir tikrai žinau, kad
yra tų mokinių, kurie tada ten, žinai, po to, žinai, kas ten buvo namų darbas, kaip ten reikėjo padaryti. Duok nusirašyti. Jo, taip, jaučiu, kad esu buvus ir to žmogum, kuris davė nusirašyti. Tik dėl to, kad negalėjau pasakyti, ne? Nu taip, gal net tuo metu atrodė kažkaip, fainai, man irgi fainas tas žmogus, žinai. Jo. Bendrystė, kur, va tą, ką aš palaikom. Jo, grinai, palaikom visą tą fainumą, žinai. Bet jeigu kalbėt, bet tada irgi čia kažkokio teisingumo toks jausmas viduje sukyla klausimas, ar čia taip teisinga? Žinai, nors, žinai, kas tas teisinga. Bet jo, tai yra ne tik suaugusių pasaulyje, jaučiu, kad tai yra ir paauglių, bent jau tai tikrai pasaulyje. Aš tai iškart pagalvoju apie universitetą, apie grupinius darbus, kaip yra grupinis darbas, ar ne, ir vienas labai gerai moka kalbėti, ir jis pristato visą darbą, ir tada atrodo, wow, kiek jis čia padarė, nebūtinai. Bet užtat jis padarė didelį darbą pristatydamas gerai. Nu, tai. Tai, žodžiu, atrodo, kad dalykas, kuris vyksta aktyviai. Bet mes čia kalbam apie tą žmogų, kuris tyli, bet viduje yra nepatenkintas. Ir kaip jam išmokti pasakyti, praktikuoti, žinai. Nes staiga aš iš labai tylaus, niekam nekliudančio, žinai, tokio, turinčio savo vietą, čia taip jau kabutėse varau, staiga kažkam čia aš pasakysiu, kažkas man netinka. Ir baisu šiaip. Taip, labai. Nes čia yra jau tas užlipimas ant scenos. Taip, pamatymas, jo. Taip, aš parodysiu, kaip iš tikrųjų jaučiuosi. Taip. Kartais galvoju apie tokius pavyzdžius, kai mes kalbamės ir užsišviečia kažkas mintyse, žinai, kažkoks vaizdinys, tai įsivaizdavau, žinai, kaip būna važiuoja į mašiną ir stirnos užsišviečia ir jos tos akys sužypsi. Atrodo baimės akys. Žinai, ir toks atrodo, žibintų šviesos, scenos žibintų šviesos, staiga užžiūriu ir baisu, išsigandau, žinai, toksai jausmas. Tai užsiplepėjom apie tą aukštą sutarumą. Bet jaučiu, kad pažįstamas tas būvis yra, žinai, kur gal vieni mūsų dažniau apčiuopiam save toje pozicijoje, kad žinai, aš tyliu, man netinka, bet nedrįstu nieko pasakyti, čia visiems viskas okei, tik man vienam turbūt ne okei. Tai vieni gal dažniau tame būvyje save aptinka, kiti rečiau, bet pažįstame tą būvį, man atrodo. Taip. Jeigu taip pamėginti prieš kalbant apie žemą sutarumą, šiek tiek biškį pasigryninti patį tą sutarumą tokį kaip po konceptą, tai apie ką mes čia dabar kalbam, jau tiek laiko. Tai galvoju, kad čia svarbu, kad maišoma su mėgiamumu šiaip yra dalykas ir kad tikrai nebūtinai lygu artumui. Tai galvoju, jeigu taip galvojant apskritai, kas tas sutarumas yra ar ne, tai aš labiausiai apie tai išgirdau universitete per asmenybių vertinimo klausimynus, kad tai yra dalis didžiojo 5 asmenybės bruožų modelio vertinimo, kuris vertina iš esmės tai 5 dalykus. Tai atvirumo patirčiai, sąžiningumą, taip praskliaustelius sąmoningumą, ekstraversiją, sutarumą ir neurotiškumą. Tai tiesiog galvoju, kad kaip dalis šito viso vertinamo, tai sutarumas vienas iš tų agreeableness angliškai, jeigu taip išversti. Tas didysis 5 šiaip įdomiu žodžiu ocean trumpinasi. O geras, nebuvau pagalvojęs. Tarsi atvirumas tai openness to experience, sąžiningumas, sąmoningumas, tai yra dėl to per 2 žodžius verčiamas, nes šiaip žodis yra conscientiousness. Ekstravertiškumas, tai extraversion, sutarumas, agreeableness, apie ką mes čia ir kalbam, ir neurotiškumas. Tai gaunasi žodis ocean. Bet grįžtant prie pačio sutarumo, tai iš esmės toks polinkis bendradarbiauti, būti empatišku yra vertinamas, kiek geranoriškas esi kitų atžvilgių. Žmonės pasižymintis aukštų sutarumu, tokia šiluma dažnai, paslaugumu, nuoširdžiu noru padėti ir pasitikėjimu kitais pasižymi. Dažniau parodo pasitikėjimą, atvirumą, tokį altruizmą,
nusiteikimo mažinti konfliktus, o žemesnio sutarumo labiau į kritiškumą linkę, konkurencingumą, tokį tiesmuką saviraišką, mažiau į jausmus orientuotą bendravimą galbūt. O pats tas sutarumas kaip komponentė, jeigu taip jau visai į gilį lendant būtent šitame modelyje, tai yra vertinamas per 6 tokius atributus. Tai pasitikėjimas, kiek tu pasitiki žmogumis, kiek tiki kitų gerais ketinimais. Reiškia, jeigu žemo, tai labiau esi įtarus, pavyzdžiui, ir ne? Tiesumas, ar tu vengi tiesos, ar kaip tik kalbi tiesiai. Nemanipuliuoji, bet čia labiau apie manipuliaciją. Įdomu gal tas, kad skaitosi, jog aukšto sutarumo nemanipuliuoja ir kalba tiesiai. Nors mes visai kažkaip praktikai, bet čia labiau apie turbūt manipuliaciją kalbama. Tada kitas, man atrodo, įdomus dalykas yra altruizmas, kiek mėgstu padėti. Paklusnumas, ar nusileisti vardan taikos, ar priešingai, konfrontuoti ir ginčytis. 5 yra nuolankumas, kiek aš ieškau dėmesio, o kiek labiau ne, kiek arogantiškas, mėgstu būti dėmesio centre, tai čia, pavyzdžiui, žemo sutarumo skaitytųsi. Ir paskutinis yra švelnumas, tai yra, kiek rūpi kiti, empatija tokia. Tai, taip yra oficialiai, žodžiu, būtent didžiojo 5 vertinime. Taip. Bet aš tikiu, kad yra ir kitų kontekstų, per kuriuos mes galėtume tą sutarumą pasižiūrėti. Mes iš pradžių iš viso, atsimeni, kalbėjom, kad o tai gal sutariamumas, ar sutarumas. Kaip čia kurį čia žodį vartojate? Tai aš taip išsityrinėjau, kad sutarumas yra kaip savybė, o sutariamumas rezultatas. Ar sutariame vertinimas. O kokius tu kontekstus tyrinėjai, kai galvoji apie sutarumą? Aš pakomentuosiu, bet dabar galvoju, noriu susireaguoti į dar Big Five ir tai, ką mes prieš tai kalbėjom su tavim. Ir galvoju, kad vienas iš to sutariamumo punktų tu paminėjai, kiek mėgstu padėti. Ir taip galvoju, kiek šitą metodiką leidžia atskleisti giluminius dalykus ir man atrodo, giluminiai dalykai ir yra susiję su tuo dar, kaip aš jaučiuosi būdamas sutarus. Pavyzdžiui, kiek mėgstu padėti ir tada galvoju, koks yra akstinas padėti. Ar noriu padėti, labai mėgstu padėti, kad patikčiau, ar labai mėgstu padėti, nes aš jaučiu patenkinę savo visus poreikius ir aš neturiu nuolatinio stygio jausmo ir man tada ne taip sunku kitam padėti. Ar nežinau, ar aišku, ką turiu omenyje. Kokio stygiaus? Neturiu poreikių patenkinimo stygio. Kad jeigu aš pats patenkinu visus savo poreikius, savimi gerai pasirūpinu, man padėti kitam ir tuo pagalba dalintis su kitais, man atrodo, yra paprasčiau. Nes jeigu aš pats išgyvenu didelį stygių, tai man padėti kitam gali būti sudėtingiau, nes aš neturiu, žinai, net kalbam apie tą pusę, kad aš neturiu iš ko duoti, mano paties ąsotis tuščias. Taip. Tai tas klausimas, kiek mėgstu padėti, jo aš galiu įvertinti, ten labai mėgstu padėti, bet tai neatskleidžia mano motyvo. Kodėl aš mėgstu padėti? Ar dėl to, kad aš jaučiuosi išsipildęs ir man padėti kitiems yra kažkoks dar papildomas pilnatvės potyris ir nejaučiu jokio stygiaus pats ir man nesudėtinga yra. Ar iš to, kad aš tiesiog noriu patikti, manau, kad čia geras kelias, nesukonfliktuoti, jeigu tik manęs kažko paprašo, aš visada padedu ir panašiai, žinai. Tai man čia gal norisi tiesiog nuvesti dar tokią mąstymo vingę tą kryptim, kad
kad apie ką yra mano sutariamumas mąstyme, žinai. Nes kai tu pasakoji apie tą Big Five, žinai, atrodo empatiškas, nori padėti, viskas labai taip gražiai skamba, tikrai labai gražiai skamba. Norisi jo būti to žmogum. Norisi jo būti, taip, kodėl ne? Man tai atrodo, kad tu į tokį, žinai, ribotumą, baksnoji pirštu, kad jo, šitie klausimynai yra, jie naudojami ten atrankose, pavyzdžiui, ar ne? Tai. Bet jie visiškai, ko gero, neįtraukia taip giliai konteksto, kad galbūt man šiandien taip yra ir aš taip supildžiau. Taip. Tai taip, suprantu. Jo, ir tai, kad dar tą kryptim pamastyti, žinai, net jeigu man taip ir yra, bet apie ką yra mano tas būvis toksai. Čia toks terapijos, žinai, nes vertinimas tai yra mažiau apie terapiją. Taip, pritariu. O ką tu manęs klausi, žinai, apie sutarumą, kaip dar mes jį galim matyti, tai Big Five'as turbūt buvo tas akstinas ir kryptis pradėti tyrinėti, bet šiaip mąstant, aš galvoju, kad sutarumas gali būti ir tam tikra mūsų būsena, mūsų būvis, kad vėlgi čia kalbant ir apie poreikius, jeigu aš esu patenkinęs savo poreikius, jaučiuosi gerai išsimiegojęs, galbūt net jaučiuosi po kažkokio sėkmingo, gero pokalbio su draugu, ar ten gerą podcast'ą įrašyto, nežinau, pakelto atlyginimo, ar su manimi sutarti gali būti daug lengviau. Ir aš pati, pavyzdžiui, savyje pastebiu, gal čia dar ir priklauso nuo žmogaus, kiek žmogaus emocijos labilios, kiek žmogus yra lengvai paslankus, kiek jo emocijos greit kinta nuo aplinkos įvykių. Tai kuo labiau kinta, tuo ryškiau gali matytis, žinai. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš su kokia draugė susitinku visada po jos, nežinau, budėjimo ir dar jinai yra sudėtingose santykiuose su romantiniu partneriu, tai aš tikiu, kad jinai sutarti ir būti ten kažkaip, kad jai gali būti lengviau įeiti į konfliktą, susinervinti, būti nepatenkintai, daug paprasčiau, man atrodo, negu tam žmogui, kuris čia dabar po kažkokio sėkmingo patyrimo yra. Tai aš taip noriu apipavidalinti, kad sutarumas gali priklausyti ir nuo mūsų būsenos. Tai tam tikrą prasme atrodyti laikinas dalykas, bet iš kitos pusės apie žmogų mes galim spręsti ir pagalvoti, o tai su kokiu juo aš visada susitinku. Jeigu man jis atrodo ten, visą laiką ten su juo neįmanoma susitarti, žinai, tai galvoti ir apie kontekstą, bet gal čia momentas, ar ne? Kontekstas, kuriame aš ir tas žmogus esam. Kitas dalykas, kur irgi buvo kažkaip įdomu pasigilinti, tai buvo ir apie kultūrinį momentą, kad sutarumas yra ir toks vienom kultūrom labiau iš istorijos primtinas reiškinys, kaip pavyzdžiui, vakaruose dabar labiau yra įsišaknyjęs individualizmas, atskirumas, savarankiškumas. Ir turėti tokią pat nuomonę kaip kitas jau yra taip truputėlį nekūrybiška, neįdomu. Nors, pavyzdžiui, mados industrijoje vis tiek tvyro tai, kad mes kažkokią madą sekam, ne? Bet vis tiek vakarų pasaulis labiau individualizmą, o priešingai rytų pasaulis yra labiau orientuotas į bendruomenės, bendro gėrio kūrimą ir kad čia sutarti, būti kažkaip paminti savo kažkokį įsitikinimą vardan bendrystės yra tarsi labiau vertinama net ir iš anksčiau, nes tuose kultūrose jau nuo senai yra primta bendro gėrio kūrimas, ten nuo žemdirbystės ir visa kita, žodžiu, kad mums išlikti reikia būti kartu. Tai čia dar toks kultūrinis elementas. Ir toks gal ir to pačio biologiškas, evoliuciškas kažkoks poreikis priklausyti. Taip. Jo, tas poreikis priklausyti šiaip iš esmės jis yra mumise visuose, bet matyt vienose kultūrose kitaip jis gali reikštis. Tada, kai mes kalbėjom apie autentiškumą, ar ne, kaip autentiškumo laipsnis, kaip draugystės dalis, tas pats sutarumas yra, ar ne, mes galim vertinti, kiek mes čia draugai esam ir iš to, kiek mes sutariam. Bet draugystė nėra lygu sutarumui. Nes nepaisant to, kad sutarumas gali nuskambėti kaip kad konfrontacijos nebuvimas,
Bet sutarumas yra labiau apie tai, kad net esant konfrontacijai mes gebame sutarti. Jau čia gal sviestas vestuotoja. Bet kad sutarume, tai toje dermėje gali būti ir nesutarimo, bet mes vis tiek išliekame, atrandame bendrą tašką, bendrą būvį kartu. Aš galvoju, bet pavyzdžiui, kaip mes esam, aš labai gerai prisimenu mūsų tokį pirmą nesutarimą, aš ten parodžiau molio, ten, žodžiu, savo ten stalus, žodžiu, ir taip toliau, ir ten užklavė kelis klausimus, ten buvo labai pažeidžiama, ir aš net nežinau, ar ten nesutarimu galima pavadinti, bet nesusikalbėjimu tokiu, vat, ko aš tikėjaus, ten, iš tiesės, tai man atrodo, ten buvo tokia, žinai, situacija tokia, kur ten ko reikia, ar sprendimo, ar palaikymo, žinai, ir kaip būna tie tradiciniai tokie susidūrimai, kad gauname ne tai, ko tikimės. Ir čia yra žiauriai pažeidžiama šį poziciją. Nu, vat, išstoti ir pasakyti, žinai, surizikuoti kažkaip, pasakyti, tai man čia ir su saugumu tokiu nemažai siejasi. Jo, aš galvoju, kad turbūt net ir kuriant bendrą kūrinį, va dabar mes kuriam bendrą kūrinį, podcast, ar ne, jau ne pirmą kartą kalbamės, net ir tame išryškėja mūsų toks, kaip čia pasakyti, skirtingumas, kad mes abidvi skirtingos esam, skirtingai būnam, skirtingą pamąstymą atsinešam į susitikimą, iš tus pokalbius. Bet vat, tai nebūtinai yra lygų išsiskyrimų, žinai, kad mes neturime visko matyti vienodai, neturime suprasti visko vienodai, kad sutartumėm, kad galėtumėm būti pokalbyje, pavyzdžiui, arba draugystėje. Nu, man tai čia apie tokią pagarbą ir netempimo, vat, kad aš netempiu tavęs į savo pusę ir nesakau, darom būtinai taip ir tikrai ne kitaip. Ir, nu, vat, tą tokį, nu, vat, gerai, ir taip galim pabandyti, ir, nu, tokio lankstumo ten į tai. Bet ir kaip tu sakai, saugumo, ne, kad, nu, iškomunikuoti, nes gali, man atrodo, daug atsiranda ir tokių neįvardintų konfliktų, kai jie yra tokie uždari, kažkokie tylūs konfliktai, neišsakyti, bet tam reikia jausti saugiai. Ir darbinis kontekstas, ką mes kalbėjom prieš tai apie darbinės situacijas, nu tikrai nebūtinai yra saugi terpė, čia mane įdarbinė yra, aš galiu nepatikti ir mane gali atleisti. Ta pasakyti kažką, tai paprieštarauti, ar kad man kažkas netinka, ar aš nenoriu viršvalandžių dirbti, ar noriu didesnio atlyginimo. Tikrai baisu. Mano vyras, kai aš klausiau jo apie nesutarumą, sakė, kad tvirtame santykyje aš galiu daug drąsiau nesutarti, vat, apie saugumą, ką mes kalbam. O trapiam tokiam galiu būti labiau linkęs pasaugoti. Tai man atrodo, kad būtent tai ir gali būti viena iš priežasčių, kodėl žmonės, kurie nesutarė, tikėtinai gali jaustis ir gerokai kartais saugesni. Nu, vat, kažkaip nebijoti, surizikuoti. Aišku, yra turbūt alternatyvų, kai bijo ir vis tiek rizikuoja. Judam gal į žemo to sutarumo erdvę ir tokį klausimą aš savo, žinai, išsikėliau, kodėl vieni žmonės atrodo labiau ieško taikos, sutarimo, tokio bendrystės, o kiti tiesos. Ir čia dažnai atsiranda tokio susidūrimo, kartais ir kaktomuša, kur vat, vienas labiau už tiesą, už faktus, kaip čia žodžiu yra, o kitas labiau apie taiką. Ir aš, kai ieškojau to atsakymo, lengviausiai galėjau paaiškinti, kad ir kaip mes jau čia susikritikavom tą Big Five, bet vat, per tą vietą. Kad, kaip aš paminėjau, kad vienas iš tų penketo yra agreeableness, apie ką kalbam, o kitas conscientiousness. Ir tikrai vieni žmonės turi aukštesnį savo tą agreeableness, o kiti conscientiousness. Ir conscientiousness, tas toksai sąmoningumas, sąžiningumas, jisai yra labiau apie tokius tikslus, produktyvumą, efektyvumą, atsakingumą, kryptį, tokią savidiscipliną, planavimą ir taisyklės. Nu, vat,
kad svarbu, kad būtų tvarka ir man tada taip lengviau orientuotis tarsi aplinkoje, kai aš ten, elgiuosi pagal faktus. Ir turbūt didesnis susidūrimas atsiranda tada, kai vienas labai per tas tokias tiesas ten, per kažkokius faktus eina, per paaiškinimus, taigi žiūrėk, bando įtikinti, o kitas sako, eik, tu taigi draugaujam, taigi čia nieko tokio, tai galim ir taip, ir galim ir kitaip, ne, taigi parašyta, žinai. Tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad čia mano toks atsakymas, kurį aš savo suradau, bet tai buvo man toks vienas iš klausimų, kuriuos kėliau, galvodama šią temą apie žemo sutarumo. Man tai čia turbūt ir iškyla vėl ta tema apie tą tiesą, teisingumą. Kaip tu suformulavai dar kartą primink, noriu tą patį žodį pavartoti, klausimą pirminį. Vieni ieško kodėl vieni ieško taikos, o kiti tiesos. Ai va, taikos ir tiesos. Taip, prieš pastatoma taika ir tiesa. Tokie aš. Tai. Klausimų sugalvojau. Taip, suprantu, bet man ir suprantamas tas toks prieš pastatymas. Bet jisai mane verčia mąstyti, ar tikrai taip yra, žinai. Ir kaip aš kažkurio metu ten minėjau apie tai, kad tarsi būtų viena tiesa ir čia galima taip įsisprausti šiek tiek save į kažkokios tiesos ieškojimą ar sakymą, kad mano tiesa yra teisinga. Jo. Truputėlį stebsiu, bet man tai, pavyzdžiui, tikrai teko sutikti žmonių ir būti tokiose situacijose, kai yra toks įsitikinimas iš kito žmogaus, kad taigi taip yra, taigi yra ta tiesa. Aš girdžiu, į ką tu eini, lyg ar tikrai vis laik yra ta viena tiesa ir panašiai, bet tikrai taip atsiranda tokios situacijos, kur žmonės imasi taip, man atrodo, mes visi gyvenam tokioj realybėje, kad yra tiesa, kad suvokime, kad yra teisingoji tiesa. Taip. Ir tas gali, ir tas kuria konfliktą. Nes vis dėlto realybė tokia, kad vieno tiesa gali būti truputėlį kitokia negu kito tiesa. Pavyzdžiui, žinai, kad mano tiesa yra, čia tokie socialiniai dalykai, bet vis tiek mano tiesa yra, kad Ukraina turi būti laisva, ar ne, kad Ukrainos žemės ten turi būti jos žemės. Kito tiesa, absoliuti tiesa yra, kad ne, taip neturi būti. Ir aš suprantu, kad jo tiesa jam yra teisingiausia. Ir čia įvyksta didelis konfliktas. Bet čia šiandien mąsčiau, kad čia tokie gal vertybiniai dalykai įsipina, kad aš galiu pripažinti ir suprasti, kad kitas turi kitą tiesą apie pasaulį ir jam jinai yra vienintelė tiesa, bet aš galiu pasirinkti nenorėti būti šalia jo tiesos. Kad tai, kad aš suprantu ir pripažįstu, jog jis turi kitą tiesą, nėra lygų, kad aš noriu šalia to būti. Taip. Į tokius vertybinius. Ir yra kai kurie dalykai, kur kito žmogaus yra tiesa visai kitokia. Pavyzdžiui, ten, nežinau, žmogus, kuris domisi, pavyzdžiui, žvaigždynais, savo, nežinau, prognozuoja ateitį pagal, aš čia bijau neteisingus žodžius pavartoti, bet pagal žvaigždžių planetų išsidėstymus. Ir tai nėra tai, kuo aš gyvenu, bet man tai vertybiškai nesikerta tiek, kad aš negalėčiau būti su tuo žmogum šalia. Ir tai man nesukelia nesutarimo su juo iš esmės. Bet galvoju, kad tam, gal kad visiškai nesukeltų nesutarimo, reikia visiškai nebūti nusiteikus prieš. Tai turi būti bent jau smalsu, įdomu. Taip. Gal ne tavo, bet, o kaip čia yra, papasakok. Okei. Kažkaip tai neturi turbūt tada sieti su savo asmenybė kažkaip. Aš žinai, kai išmąsčiau, kad tai neturi kelti man grėsmės. Nes jeigu man dėl to yra nesaugu ir kelia grėsmę, tai aš nenoriu būti šalia tavo tiesos.
tu vis taip sakai, žinai, nenori būti šalia tavo tiesos, bet aš tai galvoju, kad tikrai dažnai atsirandame ir situacijose, kai labai norisi, kad kitas būtų vat mano tiesoje. Taip. Nu ten, nes tai yra kažkaip šeima, Skaudu. artimieji, draugai. Ir norisi kažkaip tada, žinai, būti pamatytam, išgirstam, suprastam. Ir tada atsiranda tas toksai, einu, bet pažiūrėk, bet o kodėl tu taip galvoji? O tai o gal taip, o tai bet ar tu mane supranti, ar tu mane girdi? Ir tas, nu, vat viena tai yra, kai gali pasirinkti, o kita, kai ne. Jo, čia žiauriai šiaip skaudi tema yra iš tikrųjų. Ir irgi, man atrodo, daug ką mūsų liečiant. Ir čia dažnai, man atrodo, susiduriam ir terapijoje, ir su klientais, ir savo turbūt terapijose, kad, nu, dažnu atveju dažniausiai yra tokia tiesa, kad tu nepakeisi kito tiesos. Ir kuo labiau norėsi keisti, tuo tas žmogus labiau laikysi savo. Bent jau mano tokia patirtis, nežinau, kokia tavo. Nu, įvairiai šiaip yra buvę, bet, nu, gal nepakeisi iš pamatų nieko. Žinai, taip, nu, plaukus gali va patrumpinti ten ar ten išfenuoti, bet ten, žinai, rankos kojas nepakeisi, tai čia jeigu taip struktūriškai žiūrėti, ar ne? Tai, bet aš gal norėjau papasakoti apie tą nesutarumą, kad nesutarumas nebūtinai jis iš blogo ateina. Nu, vat iš tokio, vat gal noro kartais gali tikrai būti pamatytam. Taip. Pamatytam, išgirstam, nes labai rūpi tas ryšys ir atrodo, o jeigu mes taip skiriamės, tai baisu, nu, nes noris būti kartu. Kaip tada būti? Aha, toksai grėsmė ryšiui, iš tokio, nu tai, o gal draugaujam, nu toks, kad tas, kai kitas prieštarauja, tai nebūtinai reiškia, nu, vat, kad puola ar ten, žodžiu, kažkoks. Ot koks. Kitas toks pavyzdys, apie kurį aš pagalvoju, tu žiūrėjai Big Bang Theory? Jo. Nu tai, žodžiu, tai ten yra tas toks Sheldonas personažas, kuris tikrai yra nelabai lengvai sutariamas žmogus. Toks daktaras, į mokslą orientuotas žmogus, sunkiai suprantantis sarkazmą, ironiją, labai toks tiesus, logiškais. Ir vat linkęs į tokį tikslumą, pedantiškumą, taisyklės, su žemu socialiniu jautrumu, emociniu tokiu. Nu ir vat čia yra pavyzdys, ar ne, žmogaus, kuris kaip ir ne visai išpikto, jisai turi gal kažkokią silpnesnę intuiciją, sunkiau gaudytis ten, tai jam reikia taisyklių. Nu ir jis turi taisyklės ten, grafikus, kaip ten funkcionuoti. Ir jam svarbiau yra kažkokie faktai ten, tiesos, ten, aišku, ten rutuliojas, paskui ten viskas tame siužete, bet ar tu pasakytum, kad piktybiškas? Ne, bet man galvojant apie tokius žmonės, nes, nu, čia toks, žinai, išryškintas pavyzdys yra serialo, bet realybėje yra atspindžių žmonių, kurie va taip tokį būvį turi su pasauliu. Ir aš galvoju, kad nu, vat kiek tenka girdėti aplinkoj, matyti, žinoti apie žmonės, kurie vat panašiai būna, tai jie neretai irgi kenčia nuo to, kad jiems sunku užmegzti ir išlaikyti santykį. Ir vienas iš kelių yra kažkaip labiau mokytis sutarumo, ar kaip, nu, vat, pamatyti kitą. Lankstesnių kažkaip. Taip. Tos empatijos kažkaip įsijausti, suprasti, apie ką santykis yra. Ir dažnai prie to priveda toks atskirtis, vienatvė. Nes turbūt viena medalio pusė tai yra tas, kad kai nesutariu, tai kažkaip galbūt lieku autentišku, kažkokiu, su savo tiesa išreiškęs, bet kitas tai gali kurti nemažą atskirtį, nes kiekvienas sykį turbūt, kai nesutariu, esu rizikoje būti atstumtas. Ir aš dar mąstau, kad pasirinkimas, ne tai, kad pasirinkimas, bet vadinkime, ar pasirinkimas, ar buvimas tam žemam sutarume ir tas, kaip tu sakai, rizika būti atstumtam, taip, jinai yra, bet man atrodo,
kad labai svarbu ne tik ką, bet ir kaip mes komunikuojam. Kad tai, jog mes turim priešingą, nes taip skamba, žinai, kad aš išlieku tikras savo ir tada aš jau tik stebiu ir žiūriu, kaip čia aplinka į mane sureaguos. Ar jinai mane atmes, ar jinai mane priims. Bet aš turiu veikimo galimybę tame, komunikavimo, kaip aš komunikuoju tą savo atvirumą, savo tikrumą prieš save. Ar aš sakau, nesąmonė tai, kad tu galvoji, šiaip tai yra taip, ir čia iš viso, čia visą laiką viskas pagal tave, dabar bus pagal mane, ten, žinai, čia aš taip ironizuoju. Ar tai yra rūpestingas, nes man atrodo, rūpestis kitu nėra prieštara tikrumui savo. Aš galiu būti tikras savo, tikras tau, bet su rūpesčiu. Nu, tai čia kalbė apie tiesumo ir grubumo skirtumus, vat, ar tiesiog ir grubiu būti. Bet ne, man irgi neatrodo, žinau, kad čia yra, vat, jeigu aš sakau tau kažkokį grįžtamą į ryšį, kuris galbūt tau nelabai patiks, kad čia yra jau, žodžiu, blogai. Ne, man taip neatrodo. Aš net galvoju kaip tik į ten santykiuose, romantiniuose ar ten auginant vaikus, tai tikrai tenka vienas kitam padėti būti ir ten geresnių vyrų, žmona, kažkaip gal geresnių tėčių, mama, nu, vat, per tą grįžtamą į ryšį. Ir tai yra iš tokio rūpesčio. Bet tai turbūt nėra tik apie grįžtamą į ryšį, ką aš noriu pasakyti. Tai yra ir apie įvairias situacijas, kad, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, dabar tokia kažkaip primityvi gal irgi situacija kyla į galvą, bet aš eilinį kartą prašau draugę susitikti ten, kur man yra patogu ir ten, kur aš noriu ir aš neprisitaikau prie draugės, pavyzdžiui, poreikių, bet aš tą sakau atliepdamas ir ją, nu, pavyzdžiui, žinau, kad ir man čia buvo tokios aplinkybės gyvenimo, kada taip, nu, tai buvo, kad man buvo svarbu, kad mano draugai labiau prisiderintų prie mano galimybių ir poreikių, bet aš tą galiu daryti su rūpesčiu, kad jo, žinau, jog čia jau ne pirmą kartą ir kad tikiu, kad gal netiek patogu tau yra atvažiuoti iki manęs, bet, žinai, man dabar toks laikotarpis labai svarbu. Gal gali prašau, arba, nu, aš, žinai, tik tokiam galimybėm galiu susitikti. Ką tu manai, kaip tau yra? Tarintis. Taip. Kad apie formą. Taip, ir apie formą, ir apie tokį, nu, bet tame yra, nežinau, ar girdi, bet tame yra ryšys ir rūpestis kitų, žinai. Kad aš noriu pamatyti tave. Taip, aš suprasiu, jeigu tau netinka ir gali būti, kad mes nesusitiksim, ar ten, nu, žinai, kažkaip, bet man rūpi, kaip tu tą išgirsi ir kaip aš tą pasakysiu ir kaip tu jautiesi ir kaip aš jaučiuosi. Aš išlieku tikras savo, aš pasirūpinu savimi, bet nepametu ir dėmesio tau. Tai ne tik apie grįžtamą ryšį, bet ir šiaip apie tokį buvimą. Taip, nes man atrodo, kad rizika yra per pasyvią agresiją išeiti. Nu, vat, kad aš kaupiu kaip balionas ir tada prasprogstu. Ir tada sakau, vat, per kažkokį tempimą per dantį, kažkokį tokį aštrų, ar per grubumą. Tai kaip pasakyti tiesiai ir su rūpesčiu, kažkaip tu apie tai, man atrodo, kalbi. Nes kartais nutinka, kad žmonės pasakoja, vat, ten tam žmogui tai aš tiesiai nesakau, bet vat, ten su kolegom pasikalbu. Tai vat, už nugaros kažkoks prasideda iš to tokio vat, baimės pabandyti, paieškoti gal to. Nu, kartais ir nesaugu, gal kartais tikrai geriau nesakyti. Bet yra vieta, kur galima. Aš nesenai gavau klausimą tokį, o tai kada vis dėlto galima sakyti ne? Aš ten tokius mokymus vesiu apie ribas, galimybę pasakyti ne, manipuliaciją, ir gavau tokį iš anksto klausimą, o tai kada galima pasakyti ne vis dėlto? Ir galvoju, kad tas klausimas, aš nesu tikra, ar tas žmogus, kuris uždavė klausimą, tą turėjo omenyje, bet man priverčia mane mąstyti, kad ne pasakymas, kažkoks rūpinimas savo ribomis, jis dažnai eina kažkaip labai šalia su tokiu, įtampa, konfliktų, kaip čia bus, kažkokiu gal net grubumu. Kažkada vesdavau anksčiau mokymus irgi apie tas ribas ir dažnai žmonės supranta, kad jeigu jau ribas brėži, tai tada ar ten sakai ne, žinai, rūpinė savimi, tai jau kažkaip piktai. Labai taip griežtai reikia, nes jau kitaip, bet gal tu irgi sakai, kad kai jau kaupiu, nu tai tada jau tik tais griežtai ir piktai išeina pasakyti.
Ne, tu gali bet kada tą daryti. Visiškai bet kada, kada tu nori, kada tu jauti savo tą poreikį. Tik tais klausimas kaip? Kaip tu nori tą būti iškomunikavęs? O jau kito žmogaus atsakomybė, kaip jisai tą priims ir kaip jisai bus su tuo. Galvoju apie tą vis dėlto žemą sutarumą. Jeigu taip mėginant žiūrėti, žinai, tai dėl ko taip sudėtinga gali būti. Vat, pasirinkti tą tokį būdą. Nes vis tiek, tai, ką tu kalbi, yra tokie, žinai, idealūs scenarijai. Taip. Tai aš galvoju ant aukštų emocijų, ko gero. Man taip kyla iškart, žinai, klausimas davęs beklausant, o dėl ko tada taip sudėtinga? Ir, galvoju, emocijos turbūt gali pakišti koją. Dėl ko sudėtinga, kas pasakyti? Ne. Gražiai kažkaip, žinai, ten atsirastų, kad erdvės, ar ten su rūpesčiu, kaip tu sakai. Man atrodo, kad yra labai daug to kaupimo, kaip tu sakai, žinok. Vėl aš irgi tada turbūt permastau ir savo, kada man yra lengviau pasakyti, ten kažkaip švelniai sureaguoti, tai tada, kada, žinai, aš taip sakau, mano darželį gėlių nepritrypta per daug. Jau kai ten pritrypia stipriai, tai tada aš jau noriu išvaryti, išstumti, išgrūsti, ką tu čia pridarėjai. O jeigu tik tai, žinai, kreivuoja, liktais vieną gėlytę užlenkia, tai... Dar galvoju, gali būti tokio savarankiškumo, individualumo poreikis, kartais norisi tikrai atskiriau ten būti. Ne, tai žinoma. Užsimti tą sceną vis dėlto, žinai. Ne, tai tas tai taip, gal aš čia daugiau kalbėjau, žinai, apie tai, kaip ją užsimti, bet kad ją užsimti, tai taip. Kad kas gali trukdyti, žinai. Arba galvoju, kad kai retai praktikuoju, tai gal tada sunkiau yra. Atrinkti ten balso būdą ar ten būdą, kaip pasakyti. Irgi, kad apie praktikos gali būti. Kita vertus gali būti kažkokios ir ankstyvosios patirtis gal. Kažkokios daug kritikos, kontrolės. Ir tada tas, kuris saugystėje nepasitikėjimą, emocinį atsiribojimą, atrodo nesinori veltis gal. Arba kaip tik priėmiau įsivaizdavimą, kad toks komunikavimas su kritiškumu tik tais ir gali būti. Dėl to ir gaunas tas nesutarumas. Bet dabar galvoju iš kitos pusės. O kartais ir reikia. Kartais reikia pasakyti labai griežtai ir labai Nes kitaip neišgirs. Yra tikrai žmonių, kurie. Nes būna, žinai, ašgi sakau ir taip, ir anaip, ir trečiai, mes negirdė. Gali būti, kad taip tas ir negirdės. Kad reikia atsirinkti sakymo būdą skirtingiams kontekstams. Gali tek po to atsiprašyti irgi. Bet žinai, tai taip kartais būna. Nes irgi galvoju, skamba, man dar žinai galvoju, kad po to nereiktų atsiprašinėti. Ne? Kad tik po to nereiktų atsiprašinėti. Jo, kad tai tarsi nebepataisomi dalykai, kažkaip baisus dalykas atsiprašinėti. Kažkokia frazė yra, būk taip, kad tik nereiktų atsiprašinėti. Taip neįmanoma turbūt. Aš galvoju dar, žinai, kad mes, kai kalbėjom apie itin didelį sutarumą, mes kaip ir įsivardinom, kas tas gali paskatinti. Čia irgi taip mėginom vis užčiuopti, kas čia gali paskatinti tą žemą sutarumą. Gal tu dar turi ką pradėti? Dadėti, padėti, pridėti. Dar aš turiu tokį pamąstymą, žinai, kad jeigu man pasaulis ir kiti žmonės neatrodo saugus, man kažkodėl daug apie saugumą norisi kalbėti. Jeigu man kiti, tai aš noriu būti atskirume nuo pasaulio ir nuo jų. Ir tada atsiskyrimas ir individualumas, toks savarankiškumas, jisai gali tarsi būti saugumo garantas, žinai, kažkaip kabutėse norisi rodyti. Bet čia irgi turbūt yra irgi apie patirtį, yra ir ankstyvąją patirtį, kaip aš patyriau pasaulį, aplinkinių žmonės, ir jeigu man jie yra nesaugus, tada ir būti arti jų, sutarti su jais, iš esmės gali būti tokio nesaugumo jausmo keliantis dalykas. Atskirume aš jaučiuosi saugiau. Taip, taip. O tai
ar galima kažkaip lavinti tą sutarumą? Turbūt, kad galima, ir man atrodo, čia aš gal net ir toks tyrinėjimas, analizavimas, kaip dabar mes čia tyrinėjom, jisai gali didinti kažkaip savęs pastebėjimą, nes man atrodo impulsyvus reagavimas gali būti susijęs su tokiu didesniu nesutarumu, tai kažkaip stabtelti, permastyti, žinai, pabandyti kito pusę įsijausti, kaip sako, atsistoti kito batus, žinai. Aišku, tas negarantuoja, bet tokios praktikos jos gali padėti. Net tas pats kažkur irgi skaičiau, kad mindfulness mokymasis būti taip čia ir dabar, neskubant, jisai irgi gali didinti žmogaus tokį sutarumą su pasauliu, su kitais. Aš tau šiaip esu, norėjai kažką sakyti, pertrauką? Ne, norėjau klausti, kaip tau atrodo, kas dar, ar galima ir kaip čia, bet... Aš tai kažkaip grįžtu, žinai, prie tų klausimų, savo, kokie klausimai gali padėti kažkaip įsivertinti. Tai. Ir kai yra kažkokios situacijos, kaip prieinu ir reikia spręsti, ką čia daryti, tai pasižiūrėti, ar čia noras kurti ryšį, ar vengti įtampos. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie lavinimą apsibrėžimo savęs, žodžiu, per aukšto sutarumo. Tai klausti savęs, kuris čia scenarius yra, ar aš čia mėginu kažkaip išvengti tos įtampos, o gal ar čia apie ryšį labiau. Kitas dalykas, man atrodo, aš tau šitą, tai esu tikrai, man atrodo, minėjus, kad man sutarumas tarp konkurencijos ir meilės viduriuki kažkur yra. Ir kad jeigu aš labiau konkuruoti noriu, tai aš pirmiausia. Jeigu noriu labiau, kad mes meilės ryšyje būtume, tai gal mes pirmiau, ar tu mes. Labai gražiai labai gražiai išreikšta. Tikrai skamba, kad... Kas tuo metu kažkaip reikšmingiau, jeigu čia dabar apie žemą sutarumą. Jo, aš turbūt dar vis tiek grįšiu prie tos minties, kad jeigu taip tyrinėti savo, pavyzdžiui, ir tu tą patį minėjai, tai kaip tas buvo ta mintis, kad mėgstu padėti kitiem. Tai ar ten, pavyzdžiui, aš jaučiu, kad aš dažnai lieku su savo atskira nuomonė, ar ten, žodžiu, bet klausti savęs, kodėl, apie ką, iš kokio poreikio mano yra toks būvis. Ir kokį poreikį aš tada turiu patenkinti. Nes turbūt kraštutinumai visada yra apie tokį, kažkaip noriu sakyti, skausmą. Sudėtinga būti kraštutinumuose. Tai man atrodo, tyrinėjant ir klausiant savęs, apie ką mano yra toks būvis, koks mano poreikis yra nepatenkintas, ką aš turiu savo duoti, kad galėčiau būti su kitu darnoje. Kai šitą temą domėjausi, tai Brené Brown idėją perskaičiau apie tai, kad aiškios ribos yra malonumas, o neaiškios ribos labiau mandagumas su nuoskaudos prieskoniu. Kaip įdomu. Tai kad vis tik aiškios ribos nebūtinai turi būti bjaurumas, buvimas bjauriu. Čia norisi gal atliepti tą prieš tai mintį išsakytą. Ar turi dar ką pridėti? Turbūt, kad ne, lieku aš tuo saugumu, nesaugumu, žinai, mintyse vis tiek, ir galvo, kai matai kito ribas, kažkaip saugu yra. Žinai, kai kelias yra nušviestas žibintais naktį, tai lengviau nenuvažiuoti nuo kelio. Saugumas. Nereikia spėlioti, ką galvoja, kas svarbu, ką mėgsta. Taip. Įdomi.
Nu tai taip liekam prie to, kad turbūt, kad sutarumas kartais gali reikšti tą nuoširdų gerumą, kartais gali būti prisitaikymas iš baimės būti atstumtam. Ir viena vertus gali padėti kurti artimą ryšį, jeigu tai ir su tiesumu, ne tik su prisitaikymu. Bet jeigu tik su prisitaikymu, tai tokia tyli savęs išdavystė tampa. O su to žemu sutarumu, tai turbūt viena vertus, tai gal ir neverta taip išskirti žemos būtinai. Taip. Nu, vat, kai renkame situacijos, gal taip plačiau galima pažiūrėti. Situacijos, kai renkamės mažiau būti sutarus, tai viena vertus tai yra apie tai, jog esu galbūt labiau pamatytas, būsiu galbūt labiau išgirstas, galbūt. Bent jau būsiu išsakęs. Ir tuo pačiu gali būti, jog surizikuosiu būti atstumtas į vienišumą, tokį atskirumą, atsitraukęs. Man buvo svarbu kažkada išgirsti, kad viduriukas yra siekiamybė, o ne kažkas pasiekiama. Tai vat ir šitą mūsų pokalbį, žinai, mes kalbam apie vieną pusę, apie kitą pusę ir tarsi atrodo, kad kažkur ten viduriukyje geriausia būtų truputį sutariančių, truputį nesutariančių. Ir tada frustracija tokia, kad vis neišeina, vis ten, tai kaip čia būt. Bet kad visą laiką tu esi procese, kažkaip judėjime link to. Ir kad yra nebūti tobulai sutariančių ir netobulai nesutariančių, žinai, visą laiką pasielgiančiam ten kažkaip taip idealiai. Gyvenimas. Ta. Tas worlding, žinai. Nu ką? Stojam. Aha, ačiū tau. Ačiū tau. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Jūs girdėjote Jonę Piekuraitę Dudienę ir Laurą Riubaitę Pinsarą, psichoterapijos specialistes klinikoje Gali būti Vilniuje. Jeigu jums kilo minčių perklausyti šį epizodą, parašykite mums adresu nara@nara.lt ir taip pat parekomenduokite jį draugams, kuriems jis būtų įdomus. Toks iš lūpų žodis mums yra be galo svarbus. Noriu padėkoti mūsų partneriams Martyno Mažvydo bibliotekos garso įrašų studijai. Čia Laura ir Jonė ir įrašė interviu ir čia pat aš įrašinėjau savo balsą. Garso režisierės studijoje yra Justina Šimonytė. Epizode skamba Martyno Gailiaus sukurta muzika. Psichologinius epizodus rengiame savo iniciatyvą, be jokio išorinio finansavimo, tad jeigu jums jie patinka, kviečiame palaikyti adresu nara.lt. Ten yra skiltis pavadinimu Prisidėk ir išvardyta keletas būdų, kaip galite prisidėti. Ačiū visiems tai padariusiems. Mano vardas yra Karolis Vyšniauskas, aš esu Nara tinklalaidės redaktorius. Gero lapkričio jums, jau pusė jo praėjo, gerkite vitaminą D ir greitai susitiksim.